Sveiki, mano vardas yra Jose. Tuo metu, kai išgyvenau priešmirtinę patirtį, aš buvau visiškas ateistas ir netikėjau jokia religija. Netikėjau, kad galėtų būti pomirtinis gyvenimas ar egzistencija po mirties. Aš esu elektrotechnikos inžinierius ir vieną dieną su bendradarbiu tikrinome elektros linijas. Aš dirbau keltuvo viršuje, o bendradarbis buvo už automobilio keltuvo vairo ir pervažiuojant į kitą vietą lengvai trenkėsi į medį. Dėl smūgio aš nukritau nuo keltuvo viršaus ant žemės ir sulaužiau šonkaulius. Mane greitai nuvežė į ligoninę. Po tyrimų mane paguldė greitosios pagalbos skyriaus palatoje. Medicinos seselė man davė pultą ir pasakė, kad paspausčiau mygtuką, jeigu man bus labai bloga. Ir palatoje likau vienas. Atsimenu, jog man buvo sunku kvėpuoti ir keletą kartų jau norėjau spausti mygtuką, bet galvojau, kad nėra taip blogai, kad reikėtų kviesti pagalbą. Ir pralaukęs 45 minutes vis dėlto mygtuką paspaudžiau. Greitai atbėgo medicinos seselė ir pamačiusi mane sukėlė aliarmą ir tada pajaučiau, jog aš mirštu. Kai visi medikai subėgo į mano palatą, aš pagalvojau, nejaugi visa tai iš tikrųjų vyksta, nejaugi aš mirštu. Kasgi bus su manimi ir su mano šeima, kaip jie gyvens be manęs? Ir tuo metu aš pradėjau galvoti apie Dievą. Ir tada sakiau, jeigu tu mane išgelbėsi, aš pasikeisiu ir būsiu geresnis žmogus. Aš tada tiesiog meldžiau Dievą, tačiau supratau, jog mano situacija niekaip nesikeičia. Ir aš labai supykau, manydamas, kad Dievas neegzistuoja. Ir po šių minčių mane apėmė siaubingas baimės jausmas, nes galvojau, jog kai aš mirsiu, aš tiesiog išnyksiu ir kad nėra jokios vietos, kur galima būtų egzistuoti po mirties. Aš tiesiog išsijungsiu kaip lemputė ir išnyksiu į nieką. Man buvo tikrai labai baisu, todėl norėjau paprašyti ką nors, kad mane palaikytų už rankos. Ir kita atsiradusi mintis buvo, jog aš negaliu prašyti pagalbos, nes dėl tokios silpnybės mano tėvas mane pradėtų gėdinti, nes aš juk buvau vyras ir man juk reikėjo būti tvirtu, kietu bei ištvermingu. Aš buvau visas sustingęs siaube ir tokioje baimės būsenoje laukiau mirties. Gulėdamas palatoje ir prijungtas prie įvairių aparatų bei lašelinių, aš tiesiog žiūrėjau į lubas ir jaučiau didžiulį siaubą. Staiga prie durų aš pastebėjau kažkokį stovintį šešėlį. Tada aš pagalvojau, jog mano gyvenimas buvo gan sunkus, todėl gal ir gerai, kad dabar mirštu, ir toje situacijoje nėra nieko blogo. Aš tiesiog supratau, kad nieko negaliu padaryti su šia situacija ir negaliu sustabdyti mirimo proceso. Ir tada sau pasakiau, viskas gerai. Gerai, aš galiu mirti. Ir kai tai pasakiau, tą pačią akimirką tas šešėlis pajudėjo. Pamačiau, jog tas šešėlis ištiesė ranką ir palietė mano kojų pirštą. Ir tą pačią akimirką mane užplūdo palengvėjimo bei atsipalaidavimo jausmas. Atėjo ramybė ir meilė. Aš buvau visiškoje palaimoje. Aš pakilau aukštyn iš savo kūno ir mačiau, kaip medikai mane gaivina. Žiūrėjau į tą kūną ir galvojau, nejaugi tai esu aš, ir aš esu miręs. Bet pagalvojau, jeigu ten esu aš, tai kas esu aš, juk aš esu čia. Ir iš kažkur atsiradęs balsas man pasakė, įsivaizduok, jog tavo kūnas yra kaip automobilis,
kurio resursas yra ribotas. Ir kai resursas išeikvojamas, automobilio sutaisyti jau negali. Taigi tu turi atsisveikinti su savo kūnu. Tada aš nežinojau, kaip atrodžiau ir neįsivaizdavau, kokios formos aš buvau ir iš viso ar turėjau kokią formą. Aš pabandžiau apžiūrėti save ir tada nutiko kažkas labai keisto. Pirmą kartą savo gyvenime aš pradėjau mylėti ir vertinti save tokį, kokiu aš buvau. Ir aš buvau toks dėkingas tam kūnui, tam indui, davusiam galimybę patirti gyvenimą žemėje. Manau, mums reikėtų dažniau savo pasakyti, jog aš nesu kažkokia gamtos klaida ar esu blogas. Aš esu būtent toks, koks ir turiu būti. Mes nuolat žiūrime, kas mumyse yra ne taip, kas yra blogai. Tačiau niekada nebūname dėkingi dėl viso to, ką turime, nes viskas, ką turime, iš tikrųjų yra labai gerai. Man iškilo įvairūs prisiminimai. Tai buvo labai paprastos kasdieninės situacijos, kai kažkas man nusišypsojo, arba mano jaunesnysis brolis paėmė mane už rankos, kažkas mane pabučiavo. Tai buvo labai paprasti dalykai ir pajutau, kad šie visi dalykai yra labai nuostabūs. Taigi manyje atsirado išprotėjęs dėkingumas tam, kas aš buvau ir tam, kuo aš tapau. Tada kažkoks balsas pasakė, jog man reikia judėti toliau. Aš taip ir nepamačiau, kasgi buvo šalia manęs. Mes priartėjome prie kažkokios didžiulės ertmės ir aš tiesiog į ją įkritau. Buvo toks įspūdis, jog aš kritau žemyn amžinai ir krintant žemyn atrodė, jog nuo manęs vis tarsi kažkas atskyla. Ir kai pagaliau atsidūriau dugne, pamačiau daugybę spalvų. Ta spalva judėjo ir joje buvo tiek daug gyvybės. Aš labai nustebau, nes įsivaizdavau, kad po mirties nieko nėra, tačiau aš pradėjau patirti tiesiog pribloškiančius dalykus. Taigi toji spalva buvo gyvybė, ji buvo gyva, judėjo ir ji bendravo su manimi. Buvo toks įspūdis, jog ta spalva susidėjo iš milijonų balsų. Tačiau nepaisant to, aš visiškai ir pilnai suvokiau, ką man sako šviesa ir kas dabar vyksta. Staiga aš prisiminiau savo vaikus, savęs klausdamas, kasgi bus su jais toliau. Ir balsas man pasakė, nebijok, tu galėsi juos matyti ir iš čia. Ir kai tai išgirdau, šie žodžiai buvo patys nuostabiausi, kuriuos girdėjau, ir visa mano baimė išnyko. Po to spalva prasiskyrė ir aš pamačiau nuostabų mišką, nuostabų kraštovaizdį. Aš pradėjau skristi virš miško, jausdamas begalinę ramybę ir taiką, ir tuo pačiu metu manyje augo gilus meilės jausmas. To jausmo niekaip negaliu paaiškinti, ir jūs tikriausiai 100 kartų girdėjote apie tą ypatingą, besąlygišką meilę anapus. Ir iš tikrųjų, tos meilės neįmanoma išreikšti kokiais nors žodžiais. Aš skridau virš miškų bei kalnų ir horizonte pamačiau saulę, tačiau ją mačiau su visomis detalėmis, su visais pliūpsniais. Skriedamas aš pamačiau jūrą ir paplūdimyje stovintį žmogų ir šalia jo 6 vaikus susikabinusius rankomis. Man pasidarė smalsu ir aš priartėjau pasižiūrėti, kas tai yra. Taigi aš nusileidau ir tas vyras atsisuko į mane. Ir tai buvo mano tėvas. Jį sutikti buvo labai nuostabu. Bet kas buvo dar ypatinga, jog mūsų santykiai su tėvu buvo labai sudėtingi, nes mes dažnai konfliktuodavome.
Jis buvo alkoholikas ir buvo labai valdingas bei dominuojantis. Mano tėvas buvo labai griežtas ir niekada nerodė jokių šiltų jausmų. Ir žiūrėdamas į savo tėvą, aš pirmą kartą pagalvojau, kokia dabar yra nuostabi galimybė savo tėvui pasakyti tai, ko niekada negalėjau pasakyti savo gyvenime. Taigi mes pradėjome emociškai bendrauti ir supratau, kad jis labai mane mylėjo, o jis suprato, kad ir aš taip pat jį mylėjau. Ir mes kartu susivienijome. Tačiau staiga mano tėvas pasižiūrėjo į mane ir pasakė: klausyk, tau juk reikia grįžti atgal. Aš pasakiau, jog taip tikrai nemanau. Man čia labai patinka, bet mano tėvas vėl pasakė: ne, tu tikrai turi grįžti atgal, nes tavo laikas dar netėjo. Aš paprieštaravau, jog tikrai ne. Aš niekur negrįšiu, aš noriu pasilikti čia. Ir tada pastebėjau, jog mane kažkas pradėjo traukti atgal ir pradėjau tolti nuo tėvo. Staiga aš atsidūriau savo kūne ir atmerkiau akis. Visi medikai nustebo ir net atsitraukė nuo mano kūno. Ir aš vėl atsidūriau anapus prie savo tėvo. Ir mano tėvas vėl pasakė: aš matau, kad tu nesupratai, tau tikrai reikia grįžti atgal. Klausyk, susitarkime, kai ateis tavo laikas, aš tau pažadu, kad aš ateisiu ir aš tave pasiimsiu. Aš žiūrėjau į jį ir galvojau, juk tai puikus susitarimas, kaipgi aš galiu pasakyti ne. Taigi aš tai priėmiau ir grįžau atgal į kūną. Grįžęs į kūną, aš jaučiau, jog esu susijungęs su viskuo. Manyje buvo vienybės jausmas, tačiau palaipsniui išsivystė atskirties jausmas. Taigi, mūsų kūnas leidžia mums pasijausti, kad mes esame nepriklausomi nuo viso kito pasaulio. Nuo to laiko manyje nuolat yra mane raminantis jausmas ir tas jausmas, jog viskas yra taip, kaip ir turi būti. Kiekvienas mūsų gyvenimas vystosi prasmingai, nors mūsų tikslas gali būti mums nesuprantamas čia, bet jis gali būti žymiai toliau už mūsų suvokimo ribų. Tačiau mes turime būti įsitikinę, kad mes vis tiek pasieksime savo tikslą.